Labas vakaras visiems, tikiuosi dabar jau viskas bus gerai ir pakviesime Reginą, nes šiandieną kalbėsime tema apie, kol kas neskleisiu mūsų paslapties. Labas Reginutė, aš tau išsiunčiau pakvietimą, tikiuosi gavai ir tuoj palauk priimsiu dar ar ne. Taip, pridėti. Na, tikiuosi gerai pavyko šį kartą geriau, nes per kompiuterį truputėlį reikia prisiminti, kur knopkės ir visa kita. Bet nieko, dar susisprendėm. Sveika, Reginutė. Kaip jau minėjau, kad čia truputį su trukdžiais, kas dar buvo ir išėjo. Dabar, jeigu tu gali toliau nuo telefono atsitraukti, nes tik tai matosi tavo lūpos. Tik tavo lūpos ir akys, taip kad atsitrauk toliau, nes dabar telefoną pakel truputį į viršų. Aha, matai, gal tau visai matai kaip. Tai visai kitaip rodo, nes dėl to ir sakau, dar dabar ar atsitrauk dar, jeigu gali toliau nuo pačio telefono. Aš tai save labai gerai matau, iš tikrųjų. Tai tu matai, o kitiem rodys tik tai va taip. Aš nežinau, kaip mane rodo, aš nežinau, kaip mane, bet žinau, kad Facebookas dėl to ir sakau, kad kada einam tiesiogiai per, tai už tai taip gaunasi, kad labai iškreipia tą video. Labai gerai. Na ką, šiandien mūsų tema labai įdomi, kaip mes pakliuvom ir to mėgaujamės. Aš neskleidžiau paslapties, apie ką mes šį vakarą kalbėsim, bet man labai be galo smalsu, žinant tave, Reginutė, iš tos pusės, aš dar tavęs, nežinau, nepažįstu, bet mačiau, tu irgi labai intensyviai irgi sportuoji, žiūri tavo ir storius ir seku tave. Ir tikrai matosi labai aktyvi esi, tai šiandieną ir noriu pabendrauti su tavim, džiaugiuosi, kad sutikai ir atėjai. Aš labai spirksiu iš nekantrumo. Ačiū, Dainutė, kad pakvietei, ačiū, kad pakvietei, aš pradėjau stebėti tavo kelionę. Sporto link, žinau, kad tu labai irgi sportininkė, sportuojanti, aišku, dėl savęs, ne dėl kažko kito, žinai, bet ir pati, žinai, kaip jautiesi ir nori perteikti tą jausmą, kaip yra iš tikrųjų, kai tu žmogus sportuoji, judėjai ir ką gauni. Tai dėl to ir kažkaip labai norėjau pabendrauti, nes, kaip ir sakai, aš tikrai mėgstu judėti. Buvau visada, nuo mažų dienų buvau judri. Ta prasme, man reikėjo judėti, aš negalėjau sėdėti vietoj. Ir, kaip sakoma, buvau mergaitė berniukas, man reikėjo karstyti šakų po medžius, man reikėjo karstyti, kur tik tai įmanoma. Nebuvau profesionali sportininkė, tikrai nebuvau ten kažkokių tai siekėję sporto šakų. Tik žinau vieną, kad tais laikais, mūsų tarybiniais laikais, tais visais sovietiniais laikais mokykloje buvo privalomas fizinis ir tu ten negalėjai nusimuilinti. Taip pat buvau klasėje, kuri buvo sporto klasė ir visi turėjom dalyvauti kažkokiuose tai sporto šakose būti, atstovauti už mokyklą, už klasę. Tai buvau toj klasėje, kur norim, nenorim turėjom sportuoti ir gal iš tikrųjų ir ištrūkdė tas sportinis poreikis. Tikrai nebuvau už ten nei kūda, nei kažkas tokio, tiesiog patiko judėti, nes jauti kaip žmogus visai kitaip jaučiasi. Ir tas pats, kaip ir sakykime, kai žmogui neduokim vandens gertis ištrokšta ir organizmui kažko trūksta, tai kada tu judi ištisai, visada tam judesy, tu pajauti, kad tavo organizmas kažkas tai ne taip, kada tu nustoji judėti. Ir aš tiesiog, man patikdavo, aš jausdavausi gerai, man savijauta gerai ir tikrai atsimenu studijų laikais, net pavyzdžiui, sakykime, aišku, ir jaunos norėjau gražiai atrodyti, iš tikrųjų, tai nesakysiu, kad tikrai nenorėjau gražiai ir figūra, kad bus gražiai ir visa kita, nes tikrai mėgau ir pavalgyti skaniai ir tikrai nebuvau iš tų, kuri valgau ir lieknėjų, ne, tikrai ne, tai bet tas toksai, kai pajudi ir žinai, kad tau gerai, tu jautiesi gerai ir tu gali pavalgyti, ko nori ir kiek nori ir išjudėti visą tai. Tai kažkaip tai ir man tas toksai ir buvo labai
patiko tas toksai ir būdavo, tiesiog tu nori žmogus, nes tu gerai jautiesi, ar tu kai Tau daug, reikia nuo ar mažų dienų, va toksai, kaip ir galima sakyti, nuo mokykla, kaip ir pripratina, ir paskui kažkaip tai jau organizmas kaip ir norėjo, nu, reikalavo, ar ne? tai aš manau, kad iš tikrųjų tai tas ir yra, nes nuo mažens mes turim tuos įgūdžius. Tai jeigu tu niekada vaikystėje nepiešė ir ten nedarei, nu, tai tu ir ar ten kažko tokio, tu neturėsi tų įgūdžių, tu neturėsi to supratimo iš tikrųjų. Tai aišku, aš sakau, aš tikrai nesportavau kažkokiuose tai šakose ir nebuvau tuose profesionaliuose, ten nežaidžiau už rinktinės, juk tikrai ne. Tiesiog, bet aš pajutau tą tokį gerumą, tai kad aš gerai jaučiuosi. Ir būdama Pliusas jau, duoda, ar ne? ir tiesiog, aišku, aš galėjau nesportuoti, nes mokykloje tai visi sportavom. Ne aš viena sportavau, tais laikais visi sportavom. Bet kažkodėl visi kiti, nu tiesiog, nu kaip ir, nu tai čia, nu, ir būna ir dabar, pavyzdžiui, ne, nustoju sportuoti ir paskiau reikia sugrįžti į tą sporto rutiną, irgi reikia prisiversti. Bet ypatingai po Priprasti dar atostogų, reikia ir dar po atostogų prisipykti, kai nutraukia. susikaupti. Ir tiesiog yra sunku į tą rutiną įsimušti, o kadangi tai ir paprasčiausia dauguma ir negrįžta į tą sportavimą, tas sportas yra, taip suprasti, žinoma, mano tas sportas yra mano būsenos palaikymui, nes su amžiumi mūsų ir viskas lėtėja ir viskas daug, ta prasme, ir tos visos lygos daugiau puola ir skausmai, ar tai kažką skauda, tai paskauda ir sportuoti yra sunkiau, daug sunkiau, kur anksčiau aš padarydavau, atrodo, tiek daug ir net sakau, ir paskiau tiesiog, žinai, nu, norisi to tokio gerai jaustis, norisi gerai jaustis, nes tu, žinai, ir mane tas ir atveda, kad aš ryte atsikėlus, aš atrasiu tą 20 minučių, minimum 20 minučių. Bet jeigu aš galiu, aš 30 ir 40 ir 50 minučių pasportuosiu. Ir ta prasme. Pertrauksiu, labai atsiprašau. O kada, pavyzdžiui, tu susidomėjai jau sportų rimtai ir tapo tas sportas tavo kaip gyvenimo būdu? Kada maždaug taip jau rimtai susidomėjai? Aš jau niekada, žinok, ir nemečiau to sportų, tik pas mane gal nebuvo toks kasdieną, ar ten, žinai, ta prasme, mano ta istorija būdavo, pavyzdžiui, sakykime, studentė buvo, ar ne? Aš ryte, bendrabutėje gyvendamas merginomis, aš keldavausi, ypatingai man pavasarį, kai po žiemos tų visų sėdėjimų ilgų vakarų ir tų tamsių naktų, tai pavasarį mano būdavo toksai man noras išlysti ryte apibėgti ratą, nes gyvenau prie pat universiteto, tai žinau, kad sporto aikštelį tiesiog pati niekas ten man nebuvo ir aš taip užsivesdavau, man pavasarį norisi ir pasiruošti, ir vasarai organizmą atstatyti ir gerai jaustis. Tai būdavo tiesiog net ir būdama studentė, paskiau, kai atvykau į Londoną, aš gal kažkurį laiką ten nesportavau tiek, bet aš labai daug judėdavau. Bet aš paskiau susiradau sporto salę, aš ėjau į džimus, ėjau į jogas, ko tik aš nelankiau, iš tikrųjų, baseinas patinka. Nemokėjau plaukti, aš 45 metų išmokau plaukti tik tai. Gal 42, aš nemokėjau plaukti, bet tiesiog bijojau vis laik vandens ir bijodavau, aš ėjau daryti tai, ko aš bijojau. Ir tiesiog aš eidavau sportuoti, tikrai į sporto salę ir aš jau niekada nenutraukiau. Gal daugiau, mažiau, niekada mažiau sportuodavau, bet aš visada sugrįždavau. Visada, nes vasarą aš tikrai daug judu ir daug keliauju ir atostogose yra baseinuose daug plaukiu, tai toks judesys didesnis. Bet vėl čia yra ne tas pats, kas daryti sportą, kas mankštintis. Nes mankštinam, tai mes mankštinam raumenis, teisingai jos turime išmankštinti. Ir yra tas vienas mitas, iš tikrųjų, kai sako, aš daug dirbu fizinį darbą, man nereikia mankštintis. Tai yra pats blogiausias dalykas, ką mes darom, tai kad mes tik tai dirbam su kažkuriais tai raumenim, ar tai rankų, ar tai kojų, o visi kiti mūsų raumenys negauna to darbo. Kaip sako, aš labai irgi susiduriu daug su žmonėmis, kurie sako, aš darbe prisisportuoju, aš prisivaikštau. Nu taip, tu sportuoji, tu prisivaikštai, bet tu tik tai gal ten rankos tavo, kuri tai dalė rankų juda, ar ten kojos kažkiek, bet vis tiek reikia, kad viskas įsijudintų ir kaklas, ir rankos. Ir tas galiausiai tas
tie patys tokie tempimo pratimai labai daug duoda. Aš pati galiu pasakyti ant savęs, tai yra visiškai skirtingas sportas. Tai, bet va taip žmonės sako, tai Taip, aš sutinku, tai va dėl ko ir sakau, jie nesupranta, kad tu neišlankštini ir bent jau tie paprasti, visiškai paprasti pratimukai, kuriuos mes kasdien. mokykloje darydavom ten tokius, žinai, mosikuodavom, ar ne, kas paprasti, patys paprasčiausiai, nereikia kilnoti svorių, Taip, nereikia kilnoti nebūtina. nereikia ten tų virvių traukyti sporto salėse. Tikrai nereikia to, nebent jūs norit raumenų, nebent jūs norit masės, tada žinoma ir dadėsit, tai neužteks vien tik to, reikės mitybą Bet čia jau balansuoti. priklauso, kokie tikslai ir norai. Taip, bet turiu omeny, kad paprasčiausi pratimai, kuriuos tik, žinoma, juos reikia pagal eiliškumą, ar sakykime, vieną dieną padirbu ant vienų raumenų, kitą dieną išmankštinu kitus raumenys, kad tiesiog jie visi gautų judesių, nes, pavyzdžiui, man irgi, aš atsimenu, čia vienu momentu dariausi masažus, bet tiesiog, galvoju, pasilepinsiu ir tikrai nelabai jaučiausi kaip, kad mankštintis noriu, ne dėl to, kad mankštintis noriu, bet tiesiog atostogose buvau. Ir man masažistai pasakė, ta prasme, ne masažistai, fizioterapistai pasakė, tu darai blogo raumenim, negero, nes masažuoti raumenis reikia tada, kai jie yra padirbę gerai, tada juos atpalaiduoji, bet kada tu neišdirbtą raumenį masažuoji, tu jam darai tik tokią, kad jisai dar labiau subliuška, nes tu jį dar labiau išlepini, ištingini, jisai nebedirba tas raumo. Tai dėl ko, pavyzdžiui, tas masažas yra gerai, kodėl yra sporto masažistai, todėl kad jie po sporto išmasažuoja sportininkam, jie atpalaiduoja tą raumenį po didelio darbo, o jeigu mes tą raumenį tinginį išmasažuojam, jisai dar labiau tingės, jis dar labiau bliukš, jisai dar labiau ir tikrai mums, o visą kūną laiko raumuo. Tai, pavyzdžiui, dėl ko dar mano didelė problema yra, kad aš nuo 20 kažkelių metų vargstu su stuburu. Turėjau traumą stuburo ir jeigu aš nestiprinu savo raumenų, nei pilvų, nei nugaros, aš tada galiu valgyti, neišlipti iš lovos, aš galiu valgyti 4 tik vaikščioti ir aš noriu, nenoriu, tai turiu daryti, nes aš praleidusi tiek gydytojų, ten apėjusi, nes aš buvau po 3 mėnesius nesikeldavau iš lovos, nepaeidavau. Ir vien tik tai dėka to, kad aš paskiau pradėjau, kad mane atvedė į tą, kad aš turiu kasdien daryti tuos paprastus pratimus, programas tas man sustatytas, būtent tiesiog nuo to laiko, kai aš iš tikrųjų labai padėjau man COVID-as, nes aš pasidariau pastovi ir kiekvieną rytą anksčiau sportuodavau vakarais, ar ten 2-3 kartus į savaitę eidavau. Dabar aš kiekvieną rytą, man nereikia nei sporto salės, tikrai einu į sporto salę savaitgaliais kitą kartą ar paplaukioti, bet namuose aš tuos mankštos pratimukus galiu padaryti pati. Ir tiesiog aš juos pasidarau ir kada man jau matau, kada man per lengva, aš galiu pasistiprinti, aš galiu kreiptis ir į fizioterapistą, kuris man parodys tokius, kurie mano organizmui, mano kūnui tinka. Tai, pavyzdžiui, būtent žmogus, kuris užves tave ant kelio ir tiesiog padarys tuos tavo tą malonę, tą rutiną, tą sporto rutiną, kad tu jausiesi gerai ir tau duos rezultatų, ar, sakykime, nugaros skausmai, ar ten man buvo ir aš iš tikrųjų kulnos skausmas, kada niekada gyvenime nesupratau, kaip gali skaudėti kulną. Bet pasirodo, kadangi aš visą gyvenimą bėgiojau su aukštakulniais ir per visus COVID-us mes numetėm aukštakulnius, tiesiog gausi taip, kad raumuo pakeitė formą, raumuo pasikeitė kitaip, jis nebegauna tokio pačio apkrovimo ir gausi taip, kad man pradėjo skaudėti, kur niekada net neįsivaizdavau, kad gali skaudėti kulną. Aš net irgi girdėjau, Reginute. Ir kalbant grįžtant šiek tiek apie nugaros skausmus ir bet kuriuos iš tikrųjų kūno skausmus, tai pirmas yra ir ženklas, kad jau tavo organizmas įspėja, kad atkreipkime mane dėmesį, man kažkas negerai, bet mes būna ignoruojam ir toliau važiuojam, ar ne? Ir būtent apie nugarą ir kitus skausmus, tai reikia, paprastas būdas atrodo, kiekvienas mes žinom, tiesiog reikia mankštintis, tiesiog reikia atlikti paprastus pratimus ir tau nebūtina eiti į sporto klubą, tai viskas yra darime.
Jeigu tu nedarysi, tai taip, tu vėlgi sustabarėsi, tau labiau skauda. Aš pati jaučiu ant savęs, kad man irgi daugiau pasėdėk, jau aš matau, man nugarą skauda, kelius skauda, jau įspėja, man reikia atsistoti pajudėti. Ir tai net būtinai turi būti sporto klubas, kad ten gerai jaustumės. Užtenka paprasto vaikščiojimo, dar kažkur išeiti, bet nesėdėti ištisai, ypatingai jeigu sėdimas darbas. Taip, aš vat būtent man irgi dar labai dadėjau tas mano sėdimas darbas, nes iki tol, kol aš nesėdimo darbo nedirbau, man ir nugaros taip neskaudėdavau, nes aš visada judėdavau. O paskiau, kai pasidarė mano darbas sėdimas, man pasidarė pačios didžiausios problemos nugaros skausmuose, visi tie, aš tokius skausmus praėjau, tokias problemas praėjau, kad aš eidavau į sportą, bet aš jau paskiau nebegali sportuoti, nes jau tau skausmas tiek tave nuvargina, kad tu nebeturi to, kur net negali sportuoti, kada tau skauda, nes turi po truputėlį įsivažiuoti, po truputėlį su specialisto pagalba, nes tau turi sudaryti programą pagal tavo, bet čia grinai, tai būtent aš. Tai buvo tas toks laukimas iki to etapo, matai tau, tu laukiai iki to, kad jau ten... Ne, aš eidavau į sporto sales, bet tiesiog man tas sėdėjimas, bet aš nedarydavau tas, kas mano organizmui reikalinga, suprantat? Tau turi, nes specialistas padaro būtent ypatingai, jeigu jūs neturite jokių problemų, tai tikrai valdan, nereikia jų specialisto, fizioterapisto, tik sportuokit, kol neturit problemų. Tikrai, kol neturit problemų, tikrai yra, sportuokit, jūs galite bet kokį sportą daryti, bet kokius man, kadangi yra pas mane specifinė trauma ir aš negaliu daryti visko, nes aš dar labiau pažeisiu, arba aš pagadinsiu tą, būtent tam ir skirti specialistai, fizioterapijos skirtos, ar ne, kodėl po traumų ar po kažkokių įvykių, kodėl žmonės praleidžia fizioterapijose, net ir po kiekvienos ten kažkokios ar operacijos, net ir pirštą nusilaužus, po to eini pas fizioterapistą, tau parodo kokius pratimukus ir kiek laiko daryti ir kaip daryti. Net pirštų yra, ar ne? Tai dėl to ir sakau, mano tas sportas aš visada eidavau, aš prieš tai dar eidavau, aš dirbau, bėgiau po Londoną, dirbau valymo darbuose, aš dirbau auklę, aš po darbo grįždavau, aš dar eidavau į sporto salę, man patikdavo labai jogą eiti, man patikdavo į zumbą eiti, aš eidavau, bet tiesiog atėjo tas momentas, nusėdėjau, man pasidarė tie skausmai ir aš tada turėjau kreiptis jau pas specialistus, jau man pati negalėjau aš savęs atsistatyti į tą poziciją, bet kai aš atsistačiau ir aš supratau, kaip man pasakė, ką aš galiu daryti, ko aš negaliu daryti, aš stengiuosi to nedaryti, bet kada aš pastačiau savo kūną vėl į tą padėtį, kad jinai sutvirtinau raumenis, aš dabar galiu vėl daryti. Tik tai aišku turiu neperdaryti, nes irgi nebus gerai, bet aš jaučiu savo kūną, aš jau dabar žinau, aš jaučiu, ką aš galiu padaryti ir kiek aš galiu padaryti. Nes dar, Ginutė, kalbant apie raumenis, taip, nugara dar būna skauda dėl to, kad yra silpni nugaros raumenis ir ne vien tik nugaros raumenis, bet aplamai su metais jie pliuška tie mūsų raumenis, ypatingai mesgi nejaunėjam, pripažinkim, tai yra faktas. Ir taip, jie bliukšta, jie negauna tos apkrovos, to darbo ir tikrai mums reikia judėti, kaip bebūtų. Mes sukurti judėti, o ne gulėti. Taip, iš tikrųjų tai taip, aišku, ir dar ką pasakysiu, aš irgi jau įkopiu tą laikotarpį, kai moteriams prasideda menopauzės ir galiu pati pasakyti, labai daug turiu pažįstamų moterų rate, kurios labai daug kenčia nuo tos menopauzinį laikotarpį, išgyvena visus, praeina daug visokių ir sveikata, aišku, labai skirtingai visom, bet tas judėjimas duoda lygiai taip pat ir tuo periodu moterys turi judėti. Aš žinau, kad būna nesmagu, aš žinau, kad būna negerų dienų ir sunkių dienų, bet kažkiek tai sau pajudėti turit leisti, nes tikrai pagerina. Pertrauksiu, kalbant apie menopauzę, ar ne, vis tiek jau kaip ir pavyzdys, aš tik noriu labiau pasigilinti į tai, nes ir, nejaunėjim ir man artėja, ar ne, tai būtent tu sakai, kad judesys kaip tik padeda tam, ar ne, ar lengviau gal išgerti, ar pajusti tuos simptomai mažesni, ar ne, kas dar tokių
Kas dar ten vyksta, kiek tu ant savęs jau šitą patyrei, žinai, gali pasidalinti? Tarp kitko, aš nieko nepatyriau, iš tikrųjų, aš pati sužavėta, kad mano draugės jaunesnės už mane jau man prieš kelis metus guodėsi, kaip jūs kenčia, o aš dar vis buvau ir aš tikrai iš tikrųjų pačiai man tai iš viso nesupratau, nesuprantu, ar čia yra man, ar vyksta. Aš net nesuprantu, ar aš ją turiu, ar man čia kažkas vyksta, nes aš save tiek prisižiūriu, kad aš iki tiek nedasileidau, kad gal kažkas jaučiu, kad organizme vyksta. Hormonai, kažkas ten keičiasi. Aš iš to judėjimo aš neturiu kada galvoti, nes aš ištisai veiksme. Aš matau, kad ten visur. Aš ištisai veiksme ir aš dabar galvoju, čia man kažkas ne taip, bet tai ar čia dėl to, kad aš pavargau, ar čia dėl to, kad aš dar tokia visai, iš tikrųjų, yra, jaučiu kažkokį pokytį, jaučiu kažkas, bet aš tikrai dar, kaip sakau, tačiau, bet tas judesys ir yra, kurios tikrai merginos irgi tame pačiame periode su manim ir mes pasikalbam su to moterimis, jos, kurios irgi aktyvios, jums taip pat, sakė, padeda, tikrai pačios. Labai daug bendravom ir žinau, yra net grupę sukūrusios merginos, kur būtent dalinasi ir būtent tas judėjimas. Kaip galit, kiek galit, bent kažkiek pajudėkit, nes tikrai galiu pasakyti, viršsvoris, vienintelis, kas labai daug, viršsvoris, persivalgymai, maistas, ką valgom, žinoma, ir tas judėjimas. Bent po 20 minučių. Nedarykit kiekvieną dieną, darykit kas antrą dieną. Nesportuokit kiekvieną dieną, negalit. O jeigu galite televizorių žiūrėdamos atsigulusios kojas pamankštinti, galite atsilenkimus pasidaryti. Nereikia visą laiką stačiom, nereikia visą laiką. Galima tiesiog atsigulus. Kas nori, Regina, visada atras laiko ir būtent bent 5 minutės. Net ir televizorių žiūrint, tu gali drąsiai savo daryti pratimukus, kurie tikrai padės daugiau negu visai nieko nedarant. O koks šiai dienai tavo toks mėgstamiausias, gal mylimiausias sportas, arba kokį tu šiuo metu darai ir mėgaujasi? Žinok, paskutiniu metu šiaip tai aš eidavau daug, aš užsirašiusi į džimą, aš mėgstu pakeisti biškį, paįvairinti. Tikrai nemėgstu labai, niekada nebandžiau to spin dviračio, nes ten man atrodo per daug grubu ir per daug stiprus. Aš neatlaikyčiau, tikrai nelaikyčiau, bet man patinka yra ten tos klasės, kur bam tam legs, ten visam paskiau yra tokie, tikrai va tos aš tikrai, man jos patinka, tai aš dažniausiai į klases, kur tu žinai, kad tau sporto meistras tau parodys pratimus, tai pažiūrės, ar tu gerai darai. Tai va, būtent namuose aš darau, turiu savo pratimų rutiną, keičiu kai kada dasidedu naujų, turiu fizioterapistę, kuri būtent man padėjo atsikratyti visų skausmų su kulnu. Ir jinai tiesiog mes tokių pratimų mato, kaip aš sportuoju, kiek aš galiu padaryti, man duoda tokį krūvį, kurį aš galiu padaryti. Ir tiesiog, aišku, aš pati tai kaip darau. Tai vienu žodžiu sakau, jeigu aš nedarysiu, tai man po tos sesijos jos nepadės 10 sesijų. Tiesiog tu turi būti pastovi, kad jausti tą. Tai va, aišku, čia sakau, čia yra tas, kad aš jaučiuosi gerai ir manau, man tie pratimai, va, kaip sakai, kas man labiausiai patinka, labai patinka tenisą žaisti. Bet kadangi tenisą žaidžiant yra tik tai viena pusė, viena ranka labai daug juda. Ir bėgiojimas šiek tiek, ar ne? Bėgiojimas, dėl to aš to negaliu. Aš pažaidžiu savo malonumui, nežaidžiu daug, bet pažaidžiu savo malonumui, kadangi tada man būna apkrova nugarai neteisinga, bet aš labai, jeigu neturėčiau tos problemos, aš tikrai žaisčiau tenisą. Aš manau, tikrai, aišku, bet kadangi aš tikrai negaliu tą daryti, bet žaisčiau tenisą. Bet kadangi to negaliu daryti, tai galiu malonumui pasižaisti, tam kokį savaitgalį, valandžiukę, tai va pamušinėti ten arba porą valandžiukų kada nekada. Tai tikrai pažaidžiu. Plaukiojimas, aš plaukiu, bent jau tikrai plaukiu, išmokau, kaip ir sakiau, išmokau virš 40 plaukus, plaukti normaliai ir dabar plaukioju. Tai aš stengiuosi
įvairiai, man patinka įvairiai Čia pasiįvairinti. Tu, Reginutė, pavyzdys mano draugų, kadangi jis nemoka plaukti, žinai, vaikystėje nesimokino ir sakau, tai reikia užsirašyti į plaukimo pamokas ir jam taip nesmagu, žinai, tokio amžiaus jisai galvoja, kad ten bus daugiau jauni tik tai vaikai ir jisai bus vyriausias, nesakau. Aišku, gal bus, bet reikia kreipti ir fokusuotis į tai. Tai tu, jeigu labai nori, tau nesvarbu, kas darosi aplinkui, tai išmoksi. Yra suaugusių pamokos, nebūtinai eiti į vaikų. Aš ėjau net į vaikų mokyklą, vaikų mokyklo baseinas buvo ir mokinausi, nes ten tik tai vyko pamokos susiradusi. Ir man visai vienodai, tai aš vaikas, ne vaikas, aš noriu išmokti plaukti. Tai aš tikrai niekada nevėlu ir tik iš tikrųjų labai daug ateina ir pagyventi dar ir senesnių amžiaus buvo mokinusi. Žinau, kad aš irgi plaukimą labai mėgstu irgi ir būtent tai, kai einu į sporto salę, dar būtent po sporto salės iškart į plaukimą, nes ten viename viskas. Tai man tai relaksas, atsipalaidavimas, aš paplaukoju, aš net paguliu ant vandens, tai aš ten kaip žuvis vandenyje ir man labai gerai, kaip savotiška tokia meditacija, nes vanduo irgi labai gerai atpalaiduoja ir pailsi ir kažkaip negalvoja apie nieką, bet tas toks pusvalandis plaukimo savo, nes negali labai daug priplaukioti, nes tie pirštai išbrinksta ir jau kaip rodiklis, kad jau reikia išlipti, ne? Ne, tiesiog po sporto, aš pavyzdžiui, tiesiog atsipalaidavimui. Kodėl man patinka plaukimas, kai tu sportuoji, tu vis tiek galvoji, kažką kitą gali galvoti ar negalvoji. Kai tu Negirdžiu tavęs, Regina, ar čia aš viena tik tais negirdžiu tavęs, ar dar čia, nes parašykit kas nors, ar girdit Regina. Regina, tu pakalbėk. Alio. Nes kažkaip dingo. O, gerai dabar, buvo dingas garsas. Atsiradau? Aha, gerai dabar. Gal mano ausinės išsijungė, pasibaigė garsas baterija. Tai dėl ko ir sakau, plaukimas tiesiog atpalaiduoja mane ir nieko negalvoji. Taip, aš sakau. O sakyk, Reginutė, ar galėtum gyventi be sporto iš vis? Dabar tai jau nebe. Jau neįsivaizduoju turbūt per tiek laiko. Aš tiesiog kažkiek tai būna tikrai nesportuoju, per atostogas išvažiuoju, bet kažkur tai, bet būna taip pat aš per atostogas ryte atsikėlusi, kiekvienas viešbutis turi savo sporto salę. Tiesiog jeigu aš matau, kad aš noriu pajudėti ir matau, kad visą dieną gulėsiu ir niekur neįsiu, tai kodėlgi ne. Jie tarp kitų viešbučiuose net ir būna ir jogos klasės, ir būna, tai visada, arba man labai patinka, kai būna tie all inclusive, kur būna ištisai baseinuose mankštos būna, aš pirma būnu ten sudalyvauti. Man tokios labai patinka, aš pati pas mus yra tokie užsiėmimai sporto klube, gali užsirašyti ir 45 minutės. Aš galvoju, kas čia 45 minutės, baikė, juokas, pateikins ant tiek judi ir galvoju, kada čia baigsis, ant tiek karštą, ant tiek padustinę. Aš net nemaniau, nes niekada gyvenime nebuvau išbandžiusi, atrodė taip lengva, ką čia, 45 šiek visai nedaug laiko užtruksi, oho. Patikė, kaip gerai pasportuoji. Taip. Tai va, būtent sakau, tikrai, aš mačiau, kad tu tikrai labai irgi tokių naudingų duodi merginom, moterėm ir visiems ir vaikinams, kad sportas yra numeris 1 mūsų jaunystės eliksiras iš vidaus ir sveikatai. Žinoma, su saiku yra, kurie mėgsta sportuoti labai daug, yra, kurie tiesiog, bet jeigu taip tokiam kasdieniniui, tai aš sakau, tikrai pakanka 3-4 kartų į savaitę. Žinoma, ne į sporto klubą nuėjus paskrolinti telefonų, bet pasidarbuoti. Ir jeigu nežinai, ką daryti, tai šiais laikais ir Dainutė online rodo, dalinasi, turi savo patirties ir dalinasi ir tarp kitko yra online tų pratimų daug. Bet nueiti ir skrolinti telefonų, tai aišku, neapsimokančiai, galit namuose skrolinti, bet namuose galima lygiai taip pat sportuoti, jeigu nenorit mokėti pinigų už sporto klubą, nes lygiai taip pat galit online, kaip ir Dainutė, kiek žinau, pradėjo sportuoti visų tų COVID laikų, kai online viskas prasidėjo ir kiek daug ir iš tikrųjų tokios didelės galimybės dabar sportuoti bet kur, bet kada. Prisijungus online, taip kad aš irgi darau su savo fizioterapiste, aš darau online susitikimus, tai viskas vyksta virtualioje erdvėje ir nereikia niekur iš namų išeiti.
nereikia didelių pinigų išleisti, nuvažiuoti, laiko išvaistyti kelionį, kažkokį sporto klubą nuvažiuoti. Tiesiog viskas, kur reikia jums tik tai kilimėlio sporto ir Taip, kelių nes gal aš, įrankių, Regina, taip ir pradėjau įrankių daugiau labai nei 3 galima metus. paskaityti ir be jo. Daugiau nei 3 metus tik tai online'as buvo, žinok, man tai patiko, aš įsivažiavau, aš net iki šioliai pasportuoju, kad ir namuose, nu kas, kad aš einu ir į sporto klubą, bet jeigu jau tikrai laiko nebūna, žinom, kad užimtas gyvenimas, nu kartais tai tiesiog, kad sutaupant laiką ir pasportuoti ir viską. Ir tikrai man miela iki šioliai tai daryti, svarbiausia atrasti tą sportą, tą tokį judesį, kas tau neštų tą malonumą, ne per save liptum. Ir dar norėjau tavęs paskutinio klausimo paklausti ir jau tave paleisim, Reginute. Ką patartum, tarkim, žmonėm, kurie neprisiverčia sportuoti ir ar neturi laiko, ar kaip jiem pamilti tą sportą. Ir čia šnekant apie sportą, tai jis nebūtinai turi būti ar namuose, ar sporto klube, ar dar kažkur, bet kiekvienas turim atrasti savo, ar ne? Bet kaip kiti sako, aš nepamilsiu, aš neturiu tokios šakos, kuri man patinka. Kaip jiem pamilti tą sportą, kaip pats, kai sako, prisiversti negaliu. Tai nereikia tos sporto šakos, eik daryk, pabandyk vieną, nereikia sportuoti, nereikia būti krepšininku, nereikia būti teniso žaidėjų, eik daryk pratimus, atsilenkimas, pritūpimas, pasivaikščiojimas, išsitemti iš raumenų, nereikia, čia yra mankšta, čia nėra sportas, čia yra mankšta, kasdieninė mankšta savo organizmui. Ir bus didžiausias sportas tau, kuris nenori sportuoti ir nenori savęs prisiversti, atras kažkokią sporto šaką. Tai yra mankšta kasdieniniai tavo kūnui, tavo raumenims, kaip vanduo, be kurio negalim, nutraukštam, taip čia tavo organizmo palaikymui, visam tam gerumui, geroviai. Nes tu jausiesi pasportavus, tau ir kraujotaka pagerėja ir energijos atsiranda. Nereikia sportuoti naktį, nes tada naktį nemiegosi. Aišku, yra kas sportuoja naktį, bet aš manau, čia jauni, kada buvau jauna ir aš tą darydavau, naktį galėjau sportuoti ir eiti miegoti, bet yra tam laikas, yra tam rutina, iki 6, iki 7 vakarų pasportuokit, iki 8 galit, bet jeigu turit laiko ryte ar dienos metu, tiesiog pasivaikščiokit, pusvalandį aplinkui išeikit. Tinkit sportuoti, išeikit pusvalandį, pasivaikščiokit, kojas pakilnokit, ten ant bordiūrų kokį atsilenkimą, pasilenkimą, jau bus mankšta, jau tavo organizmas 20-30 minučių turėjo prisidėjai prie to, kad jis geriau jaustųsi. Taip. Ačiū, Reginute. Taip pat, kaip tik norėjau priminti, nežinau, šiandieną startavo mano 21 dienos marafonas ir kaip tik būtent tam marafone mes ir jau nuo rytojus darysim tik 10 minučių kiekvieną dieną. Išeis video, tai kas jau neturi to laiko, sako, aš užimtas bėgu, nieko čia man laiko, kas ten prisitingi, galbūt neįsivažiuoja, kitam neprisiverčia. Tai būtent tokiam ir sujudinti kraujotaką, ir pasportuoti, ir gerai jaustis, kartu ir numesti svorio. Žodžiu, jeigu kas dar nori, tai gali prisijungti, tai galite rašyti man asmeninę žinutę. Tai Regina tuo irgi, kaip pasakyti, yra įrodymas, kad nebūtina savęs prievartauti ir galvoti, kad tik tais galima sportuoti sporto klube. Oi, kažkas atsijungiu, netyčia. Ir galvoju dauguma, kad tik tai į sporto klubą, daugiau nieko. Ne, tai čia yra mūsų toks įsitikinimas, kur tikrai galima paprastais būdais sportuoti ir visą tai mes atliksim marafone. Tai kas nori, mielai kviečiu prisijungti. Junkitės ir tikrai išmėginkite 10 minučių. 10 minučių. Tai yra tiesiog atpalaiduosit savo, ne tik tai kūną, bet ir smegenis ir nuo visos dienos rutinos, jeigu neturit ryte laiko, tiesiog vakare tai padarykit ir pamatysit, kaip gerai jausitės po sunkios darbo dienos, jums organizmas tikrai padėkos už tą 10 minučių gero laiko savo. Taip. Nes būtent įsijungti, tu galvoji apie tą pratimą ir pamiršti, kas aplinkui gyvenime vyksta, nes mes ištisai galvojame, ką reikia, ką padaryti. Dainos marafonų ir tikrai gausit daug naudos ir priprasit 21 diena tam yra skirta, kad tu
pripranta, kaip sakoma, per 21 dieną organizmas Formuojasi ne tik įprotis. viską, bet darant, tau įauga į kūną, ar ne? Ir tiesiog paskiau jau žinai, kad tau tai yra tavo ir tau reikia, norisi daryti, nereikia, bet tiesiog norisi daryti. Norisi, nes taip pripranti, taip išsiugdai gerą įprotį, kur vat, jau paskui jau kažkaip neįsivaizduoji be to ir kažkaip jau prašiau jautiesi, kažkaip, oi, čia man kažkaip tas, čia tas. Tai kas nori, galite mielai kviečiu jungtis, kaip tik tenais ir labai daug bonusų, prizų ir prizų laukia. Tai viskas, kai sako, į tai ten supakuota, kas norės, tas gali rašyti asmeninę žinutę. Na, o nežinau, gal kažkas turi klausimų, mums iš tikrųjų dar net nežvelgtelėjau. Galėčiau valandomis vaikščioti, Jūratė. Komentarų, bet gal į komentarus atsakysi. Aš žvelgti. Oi, Regina, pasako, ką darai su kulnų skausmais. Čia jau jinai atsakė pradžioje, reikės pasižiūrėti, atsisukti. Energijos užsislėpimate. Kūno skausmais ta pati problema. Mankštinuosi ir dar kartą mankštinuosi. Kad kūno skausmų nebūtų, jos reikia labai gerai mylėti, nes ten mūsų raumenys, tinginiai duoda mums ženklą, kad jie nebenori dirbti. Čia yra ta problema, kad užsisėdim prie kompiuterių, užsisėdim vienoj vietoj per ilgai ir tas kūno skausmas vis atrodo tiesiog visa, nežinai, kurios dalies neskauda, o reikia tiesiog išjudinti. Tai va, būtent, Erikutė, jau mačiau, prisijungi į tavo maratoną, taip kad lauksim ir ne po 10, po 20 minučių Erikutė padarysi. Žinau, kad tu gali. Erikutė yra maratone, tai jau startuos, aš jau viską. Viskas bus gerai. Tai ką, Regina, labai nuoširdžiai tau ačiū. Ačiū, kad pakvietei, tikiuosi merginos, kurios dar nepradėjau prisijungti prie Dainutės marafono 21 dieną. Aš irgi ten nesu, man atrodo, tavo grupėje seksiu visų atsiliepimus ir žiūrėsiu, kas ten vyksta. Žiūrėsiu, kaip ten visom sekasi, palaikysiu. Nes ir smagu būti su bendraminčiais taip pat ir padėti kitiems. Tai va, ačiū Dainutė už pasikvietimą, ačiū už tai, kad galėjau užmėgti ir kitas. Ir sėkmės marafone. Ačiū, Regina, iš tikrųjų, labai nuoširdžiai, daugiau apie tave sužinojau ir grinai, tokios problemos gerai, kai mes pasipasakojam ir atsiveria ir netgi man ateina tokie geri insightai. Tai ką, gražaus visiems vakaro, kas dar turės kokių klausimų ar žiūrės laivo įrašą, tai pažymėkit #įrašas ir klauskit, bet kada netgi po laivo visus klausimus bus atsakyta. Ir taipogi, kas nori irgi dalyvauti marafone, sužinoti plačiau apie jį, irgi rašykite asmeninę žinutę arba tiesiog palikite komentarą po šiuo laivu. Na ką, o visiems linkiu gražaus vakaro likusio ir iki, Reginutė, tikiuosi dar ne kartą susitiksime. Iki. Iki.